Spalio pradžioje vykusio verslo idėjų nacionalinio konkurso pirmojo etapo metu paaiškėjo visi projekto Start dalyviai. Savo sukurtas verslo idėjas pristatė Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai. Pagrindinis projekto Start tikslas – ugdyti studentų verslumo gebėjimus, įgyvendinant jų neformalaus verslumo ugdymo modelį. Buvo projekto metu organizuojama verslo planų konkursai. Pirmiausia, regione, Klaipėdos regione, buvo surinkta 25 verslo idėjos, iš kurių buvo atrinktos 5 geriausios. 5 geriausi studentai savo verslo idėjoms parengė verslo planus ir jie buvo pristatyti nacionalinėme verslo konkurse, kuriame dalyvavo partneriai iš visos Lietuvos, tai yra ir iš Kauno, ir iš Vilniaus universitetų. Į antrąjį finalinį konkurso etapą pateko 10 geriausiai išvystytų ir pristatytų idėjų. Tarp jų net 4 Klaipėdos universiteto jūrų technikos fakulteto studentų ir absolventų idėjos. Tai Mato Donėlos modulinis termostatas, Vytauto Urnikio I Made This, Dainiaus Martinkiais Apetite barkodės bei Tomo ir Justo Lenkauskų akvariumo apšvietimo sistemos. Matas Donėla, vienas konkurso dalyvių, pristatė modulinio termostato idėją, kur yra tik viena iš daugelio vaikinų įkimstančių idėjų. Paprastas dėžutės montuojamos ant radiatorių skirtingose kambariuose tam, kad įgyvendinti atskirų kambarių temperatūrų valdymą, taip atskirai jos reguliuojant ir sutaupant išlaidų šildymui. Matas intensyviai ruošiasi antrajame etapui ir tikisi, kad jo idėja taps viena iš geriausių. Plėtimas, kadangi pristatymas bus ilgesnis, siekiau kuo plačiau papasakoti apie savo idėją, pateikti verslo planą, marketingo planus bei išlaidų skaičiavimus. Brolių Lenkauskų projektas siūlo patobulinti akvariumo apšvietimo sistemas. Akvariumo apšvietimo sistemos bus atskiros lempos, modulinis renginys tai yra, ir bus galima valdyti telefonu, taip pat ant pačio šviestuvo esančiais mygtukais, rodys energijos sunaudojimus, bus galima parinkti spalvą atskirų komponentų. Konkurse broliai nusprendė dalyvauti pastebėjo trūkumų dabartinėse akvariumo apšvietimo sistemose. Paprastas lempas reikia keisti gana dažnai, todėl atsirado poreikis galbūt naudoti LED apšvietimą. Ir jis išgrynina labiau spalvą, jis mažiau blunka ir tiesiog optimaliau. Kitame etape dalyviai varžysis dėl pagrindinio prizo – praktinio mokomojo vizito Suomijos Aalto universiteto smulkiojo verslo centre. Papildomą prizą darbo vietą Klaipėdos mokslo ir technologijų parko verslo įmonių inkubatoriuje įsteigė Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, kuris kartu su Klaipėdos universitetu yra Start projekto partneriai.